Labas rytas. Kažkaip dreba vaizdas. Gerai. Tai pirmadienio rytas. Šiandien turėjau pradėti jausios atostogas, nes kai kurie yra dar kur eina į darbą, o mes nebe. Tai dar sunku man atsakyti, ar tikrai labai jaučiasi, bet miegojau ilgai, gerai. Tai bent emociškai pati aš esu gerai savijautos. Tai va, išėjom su Zara čia į kitą pusę pasivaikščioti šiandien biškį. Tiesiog vaizdai pakeisti. Ir po to jau šviesa, tai galima eiti visur. Nes čia tokia pamiškė, tokie laukai, tai tikrai elektros lempučių netvesta. Tai va, vakar pabaigiau paskutinę savo dovaną megztą. Bet jau labai vėlai, vidurnaktį beveik pabaigiau, dar išploviau. Tai va, žiūrėsim, kada išdžius. Tada reikės greit nufilmuoti video apie tai, ką numezgiau. Reikės ir vietelį iškramuoti. Tai turbūt šios dienos planas toks jau apyaiškis. Ir pažiūrėsim, ką dar nuveiksim. Planas yra iškepti kūčiukus. Ar planas paeis, tai pamatysim. Tiksliau pamatysim dienos bėgyje. O dabar einam su Zara pasivaikščioti. Na štai, grįžom namo su čiūte, išgeriau pirmą kavą. Išsidušinau gerai. Turiu istoriją iš vakar. Tai mes puošėm eglę. Ir, ne visi žaisliukai pasinaudojo šiemet, nes aš turiu ten kelių spalvų, kelių rūšių ir, žodžiu, mainau metai iš metų, kad neatsibostų. Tai liko šiek tiek nuo tos visos puošybos, žodžiu, reikia užkelti viršų. Veiksmas vyksta jau po to, kai aš pabaigiau visas riešines, tai čia jau apie vidurnaktį. Žodžiu, ir turiu aš tą maišelį. Aš žinau, kad ten plastikiniai žaisliukai, jie nedūžta ir visą ką. Ir galvoju, aš užmesiu ant viršaus ten, kad nereiktų kėdės neštis, ten ropštis, žodžiu, tinginio minutė. Mano gražusis manikiūras, žodžiu, neklauskit kaip, trenkiau man atrodo, bemesdama aš trenkiau nagą į lentyną ir, žodžiu, vienas pirštas atšoko. Bet atšoko tik tais kamputis, ta prasme, jis tiesiog atlūžo. Tai bandysiu po to, kai pafilmuosiu čia, pasiskambint manikiūristei, kur man tos nagučius daro. Jeigu ne jinai, gal kokia kolegija galės man sutvarkyti. Tiesiog vieną nagą perdaryti reikia, nes pats nagas, jisai nenulūžo. Pats nagas, jisai yra vietoj, tik tais visi ten tie lyginamieji sluoksniai, geliai ir visa kita atšoko. Tai atlūžo, nutrupėjo, žodžiu, nesvarbu. Tai va, tai labai tikiuosi, kad man sutvarkys tą vieną nagutį ir aš galėdams būsiu vėl graži. Na, bet žodžiu, tai čia toksai lyrinis nukreipimas apie tai, kaip vyksta gyvenimas pas mane. Tai va, tai būna taip, kad ir nagai atšoka. Tai va, o dabar apie skarą. Tai štai pažiūrėkit, jinai kaip pavioletinuoja. Vakarykštė spalva yra... Matosi vis tiek truputėlį, kur spalvos pereina ir tikrai žinokit dabar viena spalva, 1, 2, 3, 4, 5 eilutės max. Vienai spalvai gaunasi, čia dar būdavo po 6 kažkur tais. Na, aišku, priklauso nuo to, kiek siūlų laisvo turiu, nes ten, žodžiu, visokių tų adaptacijų buvo, bet maždaug 5 eilutės lieka su siūlų. Dabar 22, 3 ir 4. Tai va, liko nebedaug, 3 dienos. Čia yra 22 dienos maišelis. Ir tame maišelyje yra, kaip sakė, mes einam tokias purpurinės alyvinės spalvas. Štai, ką turime šiandien. Vėl šviesėja viskas. Šviesėja tai taip, žinot, nuosaikiai. Tai va, tai tokia spalva. Ir man atrodo, mes į tokias violetinės ir išeisim. Tai aš labai džiaugiuosi asmeniškai, man labai tos spalvos patinka. Tai va, atsidarėm čia. Eisiu pamegst. Bendro vaizdo skros jau neparodau, parodysiu, kai įsimegsim paskutinę spalvą. Iš tiesų, žinokit, aš galvoju, kad rytoj yra 23. Ir aš turbūt ir atidarysiu 23-24 dienas. Viską sumegsiu ir pabandysim pasižiūrėti, kaip čia viskas gavosi. Žodžiu, 24 dieną mes jau pasižiūrėsim, koks yra tas finalinis rezultatas.
kaip gražiai atrodo ta skara, kokio dramblio dydžio aš įsivaizduoju gavosi. Ir, žodžiu, vienai per kitai pasidžiaugsime. Tai va, dabar ką dar turiu? Kalendorius. Tai vakar prisivalgiau saldainių, nežinokit, radau gal 3, kurie buvo neatidaryti ir visus sulėsiu. Tai 22 diena turiu besmegenis. Ir tada čia yra širdelė. Tai va, tai su širdelė yra viskas labai gerai, labai smagu. Suvalgysiu pati. Taip, 22 ir liks 23 ir 4 dienos. Didysis žvėris. 22 diena, mažutė dėžutė šiandien. Taip. Bet nemažiau smagus. Smagi dovanėlė. Praeitą dieną vakar žiūrėjau Dominikos paskutinį iš video, nes aš ten vėjuosi, bet žodžiu, sugalvojau, kad aš tiesiog pažiūrėsiu paskutinį. Ir jinai pasakojo, kaip gavo kažkokį kremą nuo raukšlių. Tai Dominika, aš tokį irgi gavau dabar. Anti-Wrinkle Redensifying Cream. Anayake. Tai va. Tai žodžiu, irgi toksai. Na, aš tai jau turiu tų raukšlelių visur visokių, tai nebesureikšminu. Tiesiog džiaugiuosi turėdama ir, žodžiu, reikės viską pradėti po truputį naudot. Jau kai ką pradėjau naudot, bet, žodžiu, reikės uoliau naudot. Va. Ir mums lieka dar paskutinė dalis, tai yra klausimėlis. Taip, didžiausios siūlų pirkinys buvo. Tai mes vakar pašnekėjome apie 2 kilogramus, o dabar patys brangiausi siūlai. O Jėzau Marija. Patys brangiausi siūlai. Nu, sakyčiau, Kardifas pakainavo tie 7 kamuoliukai, kur pirkau, bet aišku, aš juos pirkau šiemet su didelė nuolaida. Nežinau, aišku, dar kas gausis man iš jo, nes dar net nepradėjau. Iš šiaip didesnių, brangesnių. Turbūt pačiai pirmai skarai. Aš pirkau 400 gramų merino su šilku, to Kolumba tiesiog. Tai čia yra Astos dažyti siūlai, iš kurių mezgiau savo patį pirmą vestuką. Ir ten reikėjo, tai ne 400, 500, ten buvo 3 spalvos, 2 draugiškos ir Color Pop. Tai žodžiu tokia išsišokanti spalva. Ir aš ten sumokėjau arti 100 eurų. Už 5 kamuoliukus. Tai ten buvo vieni iš tų brangesnių mano. Vestuko siūlo nesupirkus, bet žinau, kad ten irgi kainos kosminės, bet ten labai daug sumokėjau už brendą. Bet pas Astą aš tikrai mokėjau už gerą kokybę, už rankų dažymo siūlus. Tai turbūt tas buvo pats brangiausias. Įdėsiu net ir skaros nuotrauką, jeigu greitai rasiu, nes, vis tik tais pirmas karą aš mezgiau prieš 4 metus. Tai reikės pasikuisti, kur tos nuotraukos. Na ir va, ir žodžiu, turbūt šitie brangiausi. Tokie 2 iš įspūdingesnių, o visi kiti tai vidutinės, žodžiu, klasės. Vidutinės klasės, žodžiu, tokie įprastesni ir kainos mažiau besikančiančios. Tai va, kol kas turbūt tada tiek šiam kartui. Į klausimą atsakiau. Nėra face control. Tai patys brangiausi siūlai irgi išbraukiam. Ir mums lieka dar klausimų už 2 dienas. Dar liko 2 vlogmas, 4 klausimai. Bet aš manau, kad tikrai, žinokit, aš tų įrašinėsiu daugiau tokių klausimų atsakymų. Nes visai patiko. Ir va, ir žodžiu, einam pusryčiaut. Vyras kažką jau ruošia, mačiau. Einu pabandyti pasiskambinti kirpyklą. Kirpyklą į manikiūrą. Ir matysim, kaip čia diena eisis. Kaip sakiau, mano planas būtų šiandien pabandyti išsikepti kūčiukus. Tai žiūrėsim. Matau, kad man skambina kirpykla.
Tai va, geros naujienos. 13:30 einu susitvarkyti savo šitos nelaimės. Tai va, žiūri gerai, čia gaunasi viskas. Iki švenčių, žodžiu, kad nagas vis tik tais grįš į vietą, nes, vis tiek, truputį kabina, truputį erzina. Norisi gražiai būti per šventės. Tai va, einu ieškoti pusryčių ir žiūrėsim, kas čia dar nutiks. Ate. Na štai, mes ir vėl su Zara lauke. Štai, poniutė trepsi. Mano nagas sutvarkytas. Žiūri greitai, labai smagiai, labai gražiai, viskas labai yra gerai. Pasirinkėjom gerų švenčių su visom, žodžiu, darbuotojom. Ir išėjau. Šiek tiek apsipirkau dar. Ir įsidarė į parduotuvę, nes mano Norfa neturi kaparėlių. O kaparėlius aš tiesiog dievinu. Tai va, tai dabar bandysim sučiūti nueiti iki Aibės. Ir gal ten bus kaparėlių. Tai tikiuosi, kad bus. Tai va, tai dabar einam. Beveik pabaigiau sumegzti šios dienos spalvą. Tai gal parodysiu paskui. Prisiminiau dar vieną temą, kurią norėjau jums su jumis apšnekėti, kol dar su šuniuku lauke. Ir, kaip sakėt, geras garsas. Ta tema, kurią noriu aptarti, yra būtent video įrašų garsas. Tai ką aš paprastai darau, kai tvarkau ir redaguoju video. Ten, kur aš šneku, aš, galima sakyti, nedarau nieko. Tai yra 100% garsas, kiek aš turiu. Kai yra meniniai intarpai, pavadinkime, ir kai aš žinau, kad ten to balso absoliučiai nereikia, arba, ta prasme, ten yra kažkoks tai foninis triukšmas, tai aš jį kartais nuimu, kartais ne. Ir tiesiog ant viršaus dedu muziką, bet aš ją sumažinu iki 25%. Tai realiai jinai turėtų būti pakankamai tyli ir tikrai neturėtų būti tokia garsi. Tai dabar, ko laukia, kaip aš girdėjau iš kelių komentatorių, laukia garsas yra geresnis. Tai būtent dėl to komentuoju viską laukia. Va, aš turiu šiek tiek tokį mikrofoną nusipirkus. Bet jisai nesusiderina prie mano telefono, nėra tokios jungties. Turiu adapterį, tą jungti, tą tokį perėjimą tarp jungčių. Bet, žodžiu, vis tiek jie nedraugauja tarpusavį. Tai iš tiesų šitom vlogmas aš jau turbūt paliksiu kaip yra. Kitiems video, kurie seks po vlogų, aš pabandysiu. Nors šaunu dar mašina pravažiavo. Žodžiu, tai po visų vlogų, kitiems video, kur aš šneku ne 3 kartus per dieną, o tiesiog ateinu, pašneku ten 10 minučių ir išsiskirstam, aš pasistengsiu įrašinėti iš kompiuterio. Prie kompiuterio mano tas mikrofonas prisijungia ir pasižiūrėsim, kaip tada sukurs. Bent vienam video. Tai čia bus tas turbūt metų apžvalgos. Ir žiūrėsim, kaip video, kaip garsas, kaip vaizdas, kaip viskas. Ir spręsim toliau, ką daryti su visais šitais techniniais sutrikimais. Tikrai labai atsiprašau tų, kurioms reikėjo redaguoti garsą kelis kartus per vieną video. Mano kėslai tikrai nebuvo tokie ir iš tiesų, jeigu ne viena komentatorė, tai aš ir nebūčiau pagalvojus, kad kažkas yra negerai. Bet kadangi dabar jau pasakėt, kad tikrai problemų yra, tai mašina vėl pravažiuos. Tai kadangi paminėjot, kad problema tikrai yra, aš ją stengsiuos labai stengsiuos ją išspręsti, kad ateityje tokių video nebūtų. Tas likusias 2 vlogmasų dienas, pakentėkit, prašau. Aš labai apgailestauju dėl to, bet tikrai, jeigu mes einam su šunim, paskui aš filmuoju kambarį ir visą ką, sunku man sugaudyti visą kas kaip, bet pasistengsiu. O dabar mes jau beveik parėjom namo, radau kaparėlių, bet neradau bulvių krakmalo. Tai servetėlės krakmolimas gali būti su kukurūzų krakmalu. Ar gausis, pamatysim, bet sutvarkyti reikia. Ir kas dar? Kas dar? Viskas. Nežinau, kiek dabar valandų, turėtų būti po 3. Tai neužilgo turėtų važiuoti į svečius Anytą. Eisim pyragų, kūčiukų ir visą ko kept. Ir kažkaip vakarosim. Tai aš tikrai pažadu dar sykeli prisijungti labai greitai. Mažiausiai, kai vesiu paskutinį kartą šunį. Tikėtina, kad bus dar kažkiek video intarpai iš visų mūsų kulinarinių šedevrų. O tai kaip aš krakmolijų servetėlę, tai
bus parodyta atskiram video, kaip sakiau, tam metų pabaigos, nes nenoriu sesiai rodyti, kokią savaitėlę neriu. Tai va. Tai šita tokia smagia, gera nata, judam į tolesnę šiandieną. Kaip sakiau, nežinau, kiek dabar valandų, po 3. Liko dar geras gabalas dienos ir tikrai galim kažką dar įdomaus ir prasmingo nuveikti. Tai dar pabandysim padaryti. Žodžiu. Paskutinis mano prisijungimas, atsisveikinti šią dieną. Prifilmavom taip visą pilvą. Jau net labai stengiausi kambarį nebefilmuoti, nesuprantu, kodėl vaizdas labai trūkčia. Tikiuosi, įraše taip nebus, bet žinokit, čia pas mane telefone kažkas vyksta įdomaus. Bet kokiu atveju, mes su Zaryte pavakariniam pasivaikščiojime. Matėt, kiek visko prikepėm. Anytas piragėlį pamiršau nufilmuoti detaliai, bet tiesiog visko vyko per daug, užduočių visi turėjom ir tik spėk suktis. Tai va, bet kokiu atveju, kūčiukai iškepti, piragėliai paruošti netgi 2. 3 yra tas brandintas. Tada yra sausainiukai, kurie gyvena kitur, bet yra. Na ir va, žodžiu, paišėm, pasiruošta. Dabar liko sulaukti švenčių. Ir supakuoti vieną kitą dovanėlę man, kurios važiuoja į Kauną. Bet tai čia toks menkniekis. Tai va, tai tiek už vakarą. Rytoj atsidarinėjom visko daug, nes per kūčias aš jau tikrai nebenorėsiu atsidarinėti visko. Ir pasimatysim tada rytoj atidarinėjant ir veikiant naujus dalykus. Iki ryto.